Taigi, šiandien jau 3 diena, paskutinė diena jau kai paskutinė diena Zakopanėj. Tai šiandien dar nesam pilnai nusprendę, ar kopsim į kalnus ar ne, bet šiandien funikulierių kirsim į didžiausią kalną, man atrodo, Zakopanėj, nežinau, kažkas tokio. Ir dar plauksim su kažkom tam, neatsimenu jau. Bet ten tokios kaip ir valtis kažkokios. Jos turi, man atrodo, specialų pavadinimą, bet dabar neprisimenu. Uždėsiu čia ant viršaus. Jo, va čia. Čia uždėsiu, jo. Tai va, lėksim dabar nežinau, kur lėksim. Pamatysit. Nosiec kolumnie! Sportuoja. Tu čia. Pagaliau. Čia dėl druskininkų. Atslekia. Ir tokia eilė. Iki ten. Nice. Gavom bilietus ir dabar 2 valandas reikės laukti. Atrodo, nereikės laukti 2 valandų. Jau turim bilietus. Jau esam prie funikulieriaus. Mūsų yra 34, o dabar eina 33, tai mes baigėm. Su vidu. Mes dar aukščiau kilsim. Geras. Dar kilsim. Pradėjo lyt, o ne. Reikia lygiai pačio dabar. Va, 1987. 1987. Geras. Vau, čia žiaurus grožis. O, čia dar galima leistis nuo čia. Čia tie keltuvai.
tik tai jie dabar neveikia. Gaila. Ir kopia į kalną, matai, varomas. Pėstute. Ja. Yra kažkur iki kažkurios vietos čia netoli, tai yra. Bet nieko tokio. Yra tik tai bloga apranga, bet... Ne. Visada geras oras tai yra tik tai bloga apranga, va. Tai užsidėm gerą aprangą, vietose. Ir žiūrėsim, kas čia ant tų kalnų yra. Mes visi stovim prie... Jo, viduj tiesiog ten pilna absoliučiai žmonių. Jo, ir dar kokią 1 valandą lauksim galimai. Nes mūsų tik tai 14:30, ne? Va, užlipom prie šitos pilies, dar vis žiauriai didelis vėjas, bet ir lietus šiek tiek apnuoja, tai nežinau. Vau, kokie grožiai. Vau, va, reikia dar daryti. Čia tiktų tas mymas, kur Instagrame, tipo, žiauriai gražu, geras oras, o čia, tipo, o dieve. Vau. Vau, kaip gražu. Vau. Jo, apie tą mymą, tai čia tiktų tas mymas, kur, tipo, Instagram'e žiauriai gražu. Tipo, geriausi orai tik tai, o realybėj patys blogiausi orai. Ir šiek tiek gražu. Bet gražiau nei Instagram'e, tai po lietaus. Dabar einam į kitą kalną, čia visai arti. Ir ten šiek tiek nuotraukų pasidarysim, nežinau. Kažką pasižiūrėsim.
realiai tik tai ledukai šiek tiek. Tai viskas. Jau einam prie funikulieriaus keltuvo ir susitiksim, nežinau, namie gal arba kažkur kitur, dar nežinau, kur eisim. Užėjau žiūrį didelę vietą, tai visus varė į vidų. Dabar laukiam, ar pakels ar nepakels. Nes užėjau žiūrį didelę vietą, tai nežinau kaip bus. Nieko beveik nesimato pro langą. Nice. Dėl to pro langus matosi viskas beveik. Jau esam patekę prie prie funikulieriaus. Tai va. Dabar reikia jo sulaukti ir jis matro jau atvažiuoja, jo. Tai va. Viskas. Ate, susitiksim gal namie, gal ne, nežinau. O, kaip gerai nekaštų, staiga pradėsim. Jau viskas. Jau. Ką dabar veiksim? Eisim dabar į Zakopanės miestą, į centrą žiūrėti. Tai va. Jau viskas. Tai va, į tą čia dar einam. Čia. O čia jau mus nukėlė nuo kalno ir ten yra tas kalnas, kuriuo mes ir kėlėmės jį. Tai va. Viskas, grįžom namo ir rytoj jau važiuosim į nežinau, kažkokias kasyklas ar druskų kasyklas. Aš negaliu dar pasakyti tiksliai, nes aš ir vėl neatsimenu, kur mes važiuosim. Tai vėl parašysiu va čia, jo, čia kažkur. Ir dar gal kokių videkų pamesiu čia, ko nebuvau įkėlęs, gal, nežinau, gal, I don't know. Bet kaip ir viskas, pavalgėm šiek tiek, tai rytoj jau anksti keltis reikės ir važiuoti į Krokuvą. Tai varysim Krokuvą. Ten gyvensim lofte tokiam, turėsim savo balkoną. Tai žiauriai fainai. Ir Krokuvai galimai aplankysim kažkokius gal muziejus, nežinau. Dar nežinau tiksliai, bet galimai gal kokius muziejus, tai va. Gerai, bye. Gal pridėsiu kažkokių čia nuotraukų dar, nežinau, ar videkų, tai bye. Ir susitiksim kitoj daly arba Krokuvoj, galimai. I tried so